Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Kokių biologiškai aktyvių medžiagų turi uogos? Tai žinoma, pirmiausia žiūrime į jų spalvą. Mėlyna uoga, sakysime, jeigu yra melsva odelė uogų, tai sausmedis ir minkštimas yra juodas, tai tikrai jau galima vizualiai nustatyti, kad turi daug antocianinų. Ir iš tikrųjų antocianinai mūsų tyrimų duomenimis sudaro ne mažiau praktiškai kaip pusę visų fenolinių junginių, kurie išskiriami dabar visų mokslininkų ir dirbančių sveikatos mokslo srityje kaip stiprus antioksidantai. Taigi antocianinų labai turtingos uogos ir mes tikrai praturtinam savo organizmą būtent šitais junginiais. Ką dar esame ištyrę, tai iš cukrų, kurie vis tiek visuose vaisiuose ir uogose yra aptinkami, tai būtent fruktozė ir gliukozė yra aptinkama didesniais kiekiais, o to cukraus sacharozės, kurio mes čia visi dabar bandome ir atsisakyti ir kritikuojame, yra labai mažai, kai kuriuose veislėse tokie maži kiekiai, kad net neaptikome. Aišku, yra sacharozės, bet labai maži kiekiai. Žinoma, dar yra įvairiausių organinių rūgščių. Norėtųsi skirti tai obuolių, citrinos, chino rūgštį ir turi vitamino C arba askorbo rūgšties nemažus kiekius, kai kuriuose veislėse plius minus 100 mg 100 g šviežių uogų, tai jau yra tikrai daug. Uogos skanios, tai mes vitamino C dozę tikrai galime gauti be jokių papildų ir kitų maisto produktų suvalgę gerą saują sausmedžio uogų. Dar tyrėme ne tik antioksidacinės savybės šitų uogų, bet ir antimikrobinės. Stipriai veikia net tokias pavojingas bakterijas, kurios sukelia įvairias ligas žmonėms, būtent patogenės bakterijas, stafilokoką, pseudomonas aeruginoza. Šitos bakterijos sukelia plaučių uždegimus, kraujo užkrėtimą, ypatingai ligoninėse jos yra paplitę. Na ir pasižymėjo tuo, kad ekstraktai tiek vandeniniai, tiek spiritiniai šitas bakterijas gana stipriai veikia. Priklausomai nuo bakterijų rūšies ir veislės skirtumai buvo, bet tai rodo, kad irgi galime organizmui padėti, jeigu atsiranda kokia nelabai pageidaujama bakterija ar jos perteklius, tai šitos uogos irgi padeda mums pagerinti mūsų, sakysim, žarnyno mikroflorą. Žinoma, jeigu jau reikia naudoti stipresnių vaistų, tai taip, bet profilaktiškai, tai manyčiau labai vertinga uoga tuo savo būtent antimikrobiniu poveikiu. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai.